Mes Amsterdame. Amsterdam Schiphol. Ne Shithole. Dabar tiesiog reikia išeiti iš čia ir varyti į vietą, kur turiu savo hostelį, apartamentus tiksliau. Kol kas jausmas nerealus. Visai kitokia energija. Žmonių daug. Air Baltic lėktuvio Wi-Fi'us. Ta prasme, kas gali dar būti geriau. 2 valandas praėjo žiauriai greitai. Dabar reikia tiesiog išeiti. Važiuojame iki Demon's Out. Nedaug liko, 1 stotelė ir viskas. Paskui šiek tiek pasivaikščioti ir būsiu savo apartamentuose. Nu va, jau hostelė. Via Amsterdam hostelis. Nėra geriausia lokacija, bet jau atrodo visai jaunatviškai. Yra ir bufetas, galim užsisakyti kavos ar kažką lengvai. Yra stalo tenisas. Nu ką, einam į mano kambarį. Parodysiu, kokios skylėje gyvenu. Viena iš nejaukiausių vietų, kurioje teko gyventi. Kiti hosteliai, kur gyvenau, buvo daug fainesni, nu bet reikės kažkaip priprasti. Keliom dienom tik. Pats nejaukiausias kambarys, kokiam esu buvęs. Realiai ne dėl to, kad kambarys prastas, o realiai todėl, kad žmonės žiauriai netvarkingi, lagaminai sudėti bet kur. Vienas guli tenais, tos pusplikės, bet čia toks atvira, toks pimpalų balius. Nu, apie 6 valandų dabar šioks toks vėjelis. Tuoj būsim prie Bilmer arenos. Bilmeris centras. Matos iš mano šukuosinos koks vėjas. Sena vieta, kur gyvenau. Tokie atsiminimai. Šiaip geri prisiminimai, pozityvus. Jauki vieta, ypač vasarą. Va, dalina nemokamai korteles, laiką, jos yra geras. Sakė 10 eurų, 5 gigai, tai nieko neėmiau dabar. Kažkur sustosiu, pasižiūrėsiu planus internete ir užsisakysiu tiesiog. Ir tiek. Ir Kamjan, Surinamo, maistas. Va, kažkada čia buvau nupirkęs Johnny Walker savo viršininkui burgerinės. Tai tokie geri prisiminimai. O tie žmonės iš Afrikos mėgsta tas sepūras, auksinės grandinėlės, visokias, laikrodžius auksinius, netikrus, pasirodyti šiek tiek. Bet dauguma čia yra bedarbi, nes tiesiog paprastą dieną ateini, čia visi nieko neveikia, tiesiog sėdi. Tokius mėgsta auksinius, visokius netikrus, svarbu didelius, blizgančius daiktus. Febo yra pats paraščiausias maisto restoranas, kokį tik esu ragavęs, buvęs jame. Ta prasme, realiai toks prastas, kad tiesiog niekam nerekomenduoju. Aha, pigu, bet ten mėsainiai nesąmonė. Tik Hema irgi nerekomenduoju nieko valgyti iš Hemos. Čia seniau laikrodžius pardavinėdavo, nebežinau, tiesiog ankstesnės darbo dienos. Šiek tiek galvoja mano draugas, bet nieko, palauksim. Kai kas sako, kad čia pavojinga, Bilmer arena, yra vagių ir taip toliau, na bet galbūt taip tik atrodo. Nieko man nenutiko per beveik 1 metus čia gyvenant. Galbūt nesidėti kažkokių labai brangių daiktų su savim, nesirodyti, kad ten turi aukso ir taip toliau, bet
Yo, bro. Yo, you in my video? How long did I see you? It's like been, I don't know, like 10 2 years, bro. years or something. Yeah. Yo. My Pakistani king. You're the Lithuanian king and prince. I saw one nice place here. I don't know, kebab, or we can go restaurant, whatever. Sure. Khan. Let's eat it. With pizza. Ooh. What is that? I think it's shawarma. That one's shawarma. This is chili, chicken. Sweet I think- chili, right? Sweet chili. Yeah. Okay, we're not gonna shoot video how we're gonna eating, because we totally gotta- pics. We need to find tutorial on YouTube how to do it. Very good pizzas. New York. Better than in Italy. Of course. Of course. Italy. I went to Venice to try pizza and it was shitty pizza. Yeah, you also. Yeah, it was shittiest pizza of my life. In the Same Venice. shit. It's nice place. Sitting here. Oh, where's your cola? Neturėjo tualeto mums, neturėjo vandens, tai nusiplojom vandeniu va rankas. Taigi atėjau į bufetą, galvojau, čia pusryčiai nemokami, visi valgo. Pasirodo, ne, reikia ten įdėti žetoną. To žetono kaina 12,50. Nu tai prisikroviau viską dabar. Aš vėl Balmero arenos centre. Tai einu per šopus ir, kaip ir sakiau, veikia, yra laikrodžių parduotuvė veikia. Tai va, visi tie laikrodžiai, juvelyrika, atsimenu šitą šopą. Bet kadangi čia yra tiesiog feikai sudėti, tai tiesiog praeinam. Pradės šiek tiek lyti. Dovek Bears. Tai čia tas pats kaip lietuviškas kafeinas. Galima sėdėti, dirbti prie kompo, galima šnekučiuotis ir labai gera energija. Taip atrodo centras po 5 valandos. Actionas yra numeris 1 parduotuvė, kur galima rasti pigių daiktų. Tai gali būti nuo tušinukų kažkokių iki triusikų, kojinių, kažką papuošimai namuose. Nu, tokia kaip Pepko, galima sakyti. Febo, niekad nerekomenduoju Febo. Pats prasčiausias maistas. Tai jau geriau tiesiog eiti į McDonald'ą. CA, drabužiai. Parodysiu vieną vidinį šopą, kuriame galima rasti tiek maisto, tiek kažkokių tai sijonų. O čia. Drabužių valymas. Bateliai. Fonkūdas. Suknelės iš Afrikos. Šita parduotuvė yra nauja. Reidžios. Prieš kelis metus čia buvo tiesiog batų parduotuvė. Pietiečių. Šalia. Tai čia tik svarbu kaina yra, nesvarbu kas. Nerašo galbūt viena. Nėra kainų. Tai čia va. Čia irgi firminių parduotuvė. Nino.
exists right now? Because 2 years ago I was here, was like shoes market. Yeah, I think we've been here for about 1.5 years. 1.5 years. Yeah. Like brand new shop, right? Because before was like another shop. Yeah. We've I think just recently opened our 30th shop in the whole Netherlands. Jau 1.5 metų šita nauja parduotuvė egzistuoja, arba bent jau jisai 1.5 metų čia dirba. Tai aš neklydau, naujos šopus. Čia buvo supermarketas. Va. Buvo didelis shoppingas. Čia būdavo geriausi kebabai. Sutvarkė mano iPhone'ą. Yra įvairiausių sendaikčių ir šiaip kažkokių šmulkių. Tai va šitas dalykas, kai atsinaujins, bus cool. Štai yra Amsterdamo centrinė stotyje. Čia upė. Šita upė, per ją yra keltas, nusikabėti į Amsterdam Nord, tai yra šiaurinė Amsterdamo dalį. Ten jau namai yra kitokie, ramesnis gyvenimas. Ir ten yra filmų mokykla, kiek žinau, ten yra calisthenics, sporto vieta, ten yra laipiojimo vieta, žodžiu, ten yra tikrai cool dalykėlių pažiūrėti. Vienas keltas eina į šitą dalį, čia. Yra Nemo muziejus ir taip pat prie Nemo muziejaus galima matyti tokią aukštą kvadratą. Tai čia yra aukščiausias Europoje supynės. Galima tiesiog daryti nuotraukas. Nu, vaizdas ir jausmas yra žiauri kitoks visai. Tai kas nori susitvarkyti su aukščio baime, plukdo kažką legalaus. Tenais toliau taip pat yra kita vieta, kur žmonės gyvena. Amsterdamas Nord. Čia gali įvažiuoti dviračiai ir taip pat mažiukai automobiliukai. Vienos vietos juokingi. Amsterdam Nord yra šiek tiek pigesnis kvartalas negu Amsterdamo centras. Tai normalu, kadangi užtrunka laiko perplaukti ir nueiti iki savo tos vietos, kur gyveni. Tai va. Taip. Taip pareina. Čia geriau jiems nesimažyti, čia belė kokį greičių pareina. Tiesiog gali numušti. Nelabai čia yra stabdoma tiesiog atbulinė, bet nemanau, kad čia labai stabdys. Tiesiog reikia saugotis dviratį. Esam Zandam, tai garsusis Intel Hotels. Esame Alkmare. Tai miestas pasižymintis sūriais. Tikriausiai padarysim nuodėmę, jeigu neparagausim sūrių. Dabar yra jau vakaras, bet pabandysim kažko gauti. Stabas. It's fine. It's okay. Neblogas vėjelis. Svindai. Yo. I like it.
reminds me of Netherlands. Windy that it feels like cold. Yeah. Because your clothes start to become wet. Jumbo. Šis yra supermarketas. Jumbo. Jumbo. No Jumbo, yeah? I can just buy the bag. I can put it on your head. This is for the helmet. This one for you. Scan this bag. How much? 89 cents. Yeah, wait. Oh, here's... Bro, This is plastic. Bro, scissors. Scissors. First try to put it on your head. I'll put the hand. Actually, it's good. It's good. Yeah. King. You want it to be colorful, so it's... Yeah. Now Got a it's color. like I can. People can look at me from far. They can see. Okay. Oh, it looks nice. Yeah. Yeah, it looks nice. Let's go for coffee. Okay. Yeah. So how about this? You got this side. Nice hat. Oh, thank you. Yeah, it's very creative. Pisuaras gatvėje. Tai tiesiog kas nori nusimyšti pačioje gatvėje. Ir net nėra kažkoks tai užuolaidėlės. Matosi, ką tu darai. Nu tai va taip. Take this one. Čia tik tai Olandijai. Gyva. It's crazy. Ker. Vienintai Amsterdam. Nieko nepasigestu negu Amsterdame. Pilna parduotuvių, ko tik nori drabužių. Visko čia yra. Okay, this one. Taigi esu prie Amsterdam Rai traukinių stoties ir dabar keliaujam į IBC, tai yra International Broadcasting Convention. Va. Belė kiek žmonių eina. Tikiuosi pamatyti naujų technologijų, galbūt kažkokių kamerų, priemonių, filmų dalykėlių, kažką cool. Dar neatsidarė jokios kavinės, tai pasiėmiau jogurtą, 1 euras ir sumuštinis. 2 sumuštiniai, iš viso 4 eurai. Daug žmonių atvažiuoja tiesiog pardavinėti verslams, tai dėl to čia tiek jų ir yra. Dalyvavimas buvo nemokamai, nereikėjo mokėti, tiesiog iš anksto reikėjo užsiregistruoti. Ir tiek. Viskas metas pasidėti tašes, striukę ir eiti tiesiog su didžiavimu. Pagaliau priėjau. Žodžio esmė yra tame, reikia pataikyti šitos geltonus kampus. Ir tada jai parodo, ant kiek tavo tikslus yra smūgis, stiprumas, ten duoda feedbacką. Penalty challenge, Google Cloud. Rodo eilė. Let's try to... Arenas takes the field. 90. Ok, pagerinu rekordą visų 90. Nors net nepataikiau geltoną. Explain about your score. If you can. Yeah, your power is 99. Wow. It's 99 power. Yes. And the accuracy is 92. I It's didn't even also- score. I didn't score to yellow. The yellow. Oh, you don't. But it's all the Still fine. yeah, what your kick and everything. Ah, Yeah, your okay. power. Yeah. And the 80 is your style. Right, Orimas. Let's have a look at improving those penalty kicks. That first kick was very powerful, and your style is quite unique, even if it went a bit more mid-height than top corner. But Mid-height than top you corner. need to work on your accuracy when aiming for the top corner, so try focusing on where you strike the ball on your foot. Keep practicing, you'll get there. We can show you the photos. We have made the photos. These are 3 photos of you. Tai netgi gavau kortelę, atsispausdino mano nuotrauką. Įėjome į pirmą salę, tai čia tiesiog streamingas, transliavimas ir
tiesiog nuobodesniai techniniai dalykai. Remote controlleriai, kaip TV pulteliai. Čia kas? Encoderis, decoderiai. Media cloud. Content everywhere. I think it is a problem not only for societies. You can go back up to 13 months your data. Okay, so if you want to analyze what happened in January, the data is going to be there. So you can track social media platforms, right? Or like is it just apps? What kind of examples like for kind of the company? If you own the apps, and if you can put a sensor on them, an SDK, we can track. Then track like logins and like video playbacks. Yes, login, search, registration, that kind of users clicking on different carousels. If you have carousels with video contents and things like that, we can track exactly where users are clicking and what they are watching. Okay. And everything. Search. Do you see all the events panel? Yeah. We are collecting those in real time. Yeah. I can just click and I see results as well. Yeah. This is Wow. Yeah, this is available here in the analysis Yeah. tab. It's not going to work because the sensor is not actually integrated. It's just a simulation. But if the sensor was there, I can show you, for example, how many clicks were happening in all these components with the text. So I don't need to go to the even analytics section. I can see everything on my like website, let's say interface. Wow. Tai įdomiausia buvo tas, kad galima viską matyti jau ant tos svetainės interfeiso, nereikia kažkokių ten žiūrėti tos grafikų. Dabar priėjau prie labai įdomaus dalyko, tai yra inovatyvus AI-us, kur gali tiesiog susikurti savo personą. Tai... Thank you, yeah. And then this here on the left is a conversation between a large language model and a business owner. So the persona, to your question earlier, is the owner of a small business. Someone who does not have a marketing department, who does not have the money to go to the business. So this LLM is asking questions about the business. And the business owner, who is the best person to answer these questions, is basically creating answers. A summary, not just of one episode, but of a whole season. The whole season. Yeah, like cut it out, like the whole episode, and then put it in the season, big scenes. And then when you say, okay, I'm finished, you click here, and then it starts the generation process. Iš karto antrą sezono trečią. I spent 2 nights on my bed and 8 months. Oh, nice. It takes a lot of self-control to keep that door closed. 11. This is a definition, so here you could go back to and then rearrange or change, for example, here the script, the narrative, and then. Tony, it's nice. Okay, you can then control. You see they're big. It really depends on like the the expectations users have for what quality of games they want to create. Geras, galima pačiam pasidaryti žaidimą iš promptų. Tiesiog per AI parašyti sakinį, pasidaryti. Panašiai kaip Minecraft'as su kitų avataro. Šiauriai geras. Čia kiti kūrėjai sukūrė kelis geimus. Where are you guys from? So we were based in South Korea, so creating games. So just like this. So here's the chat sections where AI is how developing things. You see something like that, and here all these files, source codes for the games. So you'll see that the AI will start to edit some of the files, or even create some files for creating the games. And now from here. It's cool. Oh, what I clicked. If you're familiar with our A10, there's a function called an auto transition. Auto transition? And that's the button you hit, but we don't have a transition set. No, yeah. So cut is a cut. Is it? Okay. And this one's? No, it's just not on, yeah? So you turn the key off by turning this on. So, right, now it's back. Okay. You turn this off, see? That's called a downstream keyer, right? And then you change a different, we don't have an input I don't think on 6.
Or maybe we do. No, we do. Yeah, so 6 would be One of these, I think we start counting from 2, so okay. It might be a little bit confusing. It's one of these. Yeah. Nice. So one of these is that feed, and then, right? Yeah. And this stays, but if I turn this off, it goes away. But we don't have an auto transition. Taigi čia tiesiog mažas būtas buvo, einame į salę 7. It's not my first one. Like this matrix style effect or something you add on to live action footage like we've done here. In addition to that, we have vector shape based tools so you can create fully vector based motion graphics projects. Panelė žiūri su highlightai arba blankiai. Sony FX3, galima filmuoti 4K, 100 MB, 4:2, 10 minutų. Padysiu, kaip atrodo ND filtras. Be filtro atrodo va taip žmogiukas. Va, be filtro subliškęs, o dabar gerai atrodo. Galima filmuoti su telefonu, smolrigai įdėti. Rankenos, smolrigai, lemputė. Yra Blackmagic appsas, jį galima tiesiog pasijungti telefoną ir pasidaryti įvairius nustatymus, kaip išlaikymas. Kadrai per sekundę. Čia kiek tavo kamera gali, čia jau vėl objektyvas, jeigu turime keletą objektyvų telefoną. Niekad negalvojau, kad profesionaliam montavimui reikės tiek daug layerių. Tai čia žiauru. And you are a Mandalorian. With different font sizes, so what you can do now is, if I go to my reset and do paste text formatting, which takes the formatting from your first comp, pastes it on here, and you can essentially make multiple mass changes at once, as opposed to doing everything manually. In addition to pasting formatting, you can also paste text and match formatting. So Pasiėmiau atsiminimui lankstinuką. Photo Guide. Taip pat yra Media Gallery. Tai čia galima pasimti bet ką. Bet kokius lankstinukus galima pasimti atsiminimui. Paskaityti. Čia olandiškai. Broadcasto technologijos. Šiandieną žinių, manau, pakaks. Perėjom 7 valandas. Tai va, 2 žurnaliukai gauti. Daug info. Patiko su DaVinci, jog per ją galima ten muzikos žodžius išimti ir tiesiog palikti instrumentalą. Taip pat, jeigu ten kažkokius būgnus turi, garsus, gali juos išimti ar kokį gitarą išimti iš muzikos. Nu, žodžiu, cool. Labai DaVincis pasirodė visą galvą aukščiau. Geras, su šituo dalykėliu galima nemokamai keliauti, tai dabar iš Europaplane'o važiuosiu į The Pipe. Tai galime sutaupyti pinigų faktiškai, nes viena kelionė man gaunasi kažkur apie 3 eurus. Tai dabar nemokamai žiūrėsim, ar paskui galiu vėl keliauti, ar tik iš Europaplane stoties. Dabar prie Amsterdamo centrinės stoties. Tokia nostalgija apėjo dirbant tam restoranėlį. Kažkas tokio atrodo savita. Žinau, kaip kas viskas vyksta ir visi pasikeitę. Gera vieta, daug žmonių, galima turėti ir arbatpinigių. Penktadienio vakaras, 10 valandą.
Tiesiog pasivaikščiosiu po centrą. Daugiau nieko nefilmuosiu. Pasimėgausiu tą dieną. Ir viskas. Nu ką, antrą dieną einam pasivaikščioti po sales. Dabar reikia eiti 8, 9, 10, 11, 12, kažkas tokio. Dabar esu dar 7. Oh yeah, camera. Yeah, nice. Ką tik parodžiau video produkciją, tai atrodo cool dalykas, kai tau nieko nereikia turėti, viskas yra vienam softe. Vėl sugrįžtame į Blackmagic'ą. So let's start building up a grade. So we've got a shot here. It's Matau, kai yra mikrofonai įgarsinti. Kai įgarsina futbolą, kažkas rungtynės, šaukia ir viskas transliuojama per televiziją. Šiaip belekai kokybiškas ausinės. Labai geras garsas. In overnight, or there is absolutely a good dose of hype there. So we need to separate fact from fiction around what's happening in the industry. Nice. Focusing. Yeah. I can also control my iris, ISO. Then again, tap to focus. And it can also cross-color as well. Yeah. Why would I want to share my behind the scenes? If you don't like it, then just say no. Because if I need to pay for it, I don't know if you like my content. It's just like, okay, pay me and I'll post you. And that's something that it just doesn't feel right. So if you see creators, filmmakers on our platform with cool behind the scenes, we never ask them money because... Tik ką laimėjau kuprinį Smolrigo. Tiesiog paklausiau klausimą ir gavau. Tai va tiek, tiesiog tau reikia nebijoti paklausti. Ir viskas. Sveiki atvykę į Hofdorpą. Tai čia va miestelis, kuriame buvau daręs praktiką. Jis nėra didelis, čia galima sakyti kelios gatvės. Bet yra labai didelių įmonių, kaip pavyzdžiui ASICS ar taip pat kitokios kaip FedExas. Pažiūrėsim, kas dar čia išliko. Ten taip pat yra ir Sony. Tai va čia buvo Omronas, dirbame 8. aukšte. Ir ten tikrai cool atrodo, yra ir virtuvė, yra didelis ofisas ir dar 9. aukšte taip pat yra kitas skyrius. Tai per 2 aukštus buvo Omronas. Ir kiti aukštai buvo nuo 1 iki 7 L'Orealis. Kiek pamenu, su tuo buvo. Paskui jie kažkaip išsikraustė paskutiniais mėnesiais prieš 2 metus ir tada tiesiog likom vieni. Dabar jau pasikeitė į Foxas. Ryzen, Forus, Ryzen Travel Dealas. Nu viskas žodžiu su kelionėm. Ja, Mstislav hotelis. Čia yra restoranas, kuriame galima pavalgyti. Kartais Omronas tiesiog organizuodavo čia pietus. Tai kažkas buvo nerealaus, tiesiog nebuvau pratęs, kad kažkokios įmonės čia organizuoja. Bet tiesiog tai yra didelė firma ir jinai tiesiog gali sau leisti. Na, einam, prie tų įmonių. Va, didelė įmonė, FedExas. Bosch. Parodysiu, kaip naujoviškas įmonės atrodo. Man tiesiog šitas kiemelis nerealiai atrodo. Prūdas.
Asikai. Pagrindinė ASICS būstinė Hufdorpe. Dabar jinai žinoma neveikia, nes jau yra vakaras, bet galima pasižiūrėti, ką jie turi. Turi jie sporto klubą. Vėlgi tai yra normalu, kad jie turi savo sporto salę, minimaliai užsiema fiziniu aktyvumu, kadangi jie pardavinėja sportinius batus. Tai vat, taip. Nu va, taip nerealiai atrodo. Labai tvarkingas kiemelis. Pagal japonus. Švara, tvarka. Gražu. Žiūrėkim į balkonus. Jo. Looks like a zombie or something, you know. Yeah. And the bus. But same time, like I can just do. That's cool. Esame Hufdorpo centre dabar. Tiesiog žiūrėsime kaip kas. Nueisim kažkokią kavinę galbūt. Hufdorpo centras toks. Taigi paskutinė diena Amsterdame, užeiname į paskutinę Newmarket marketą. Tai čia galima pamatyti įvairių dirbinių. Va, aksesuarus, suvenyrai. Coloring effects. Tai toks diena ramus. Niekas nevyksta, tiesiog žmonės vaikšto. Doritos su pesto. Nu va, buvau sūrio sostinėje. Pasiėmiau vieną natūralų. Ir vieną su pipirais. Eindhoveno centrinė stotis. Labas rytas, Eindhovenas. Apie 11 valanda. 3 burgeriai su vištiena. Kiek kainuoja burgeriai McDonald'e Eindhovene? Tai ką pavalgėm McDonald'e, kas nepastebėjo, tai Smolrygo kepurė.
dviračiais.